Sveiki visi, su jumis Tūš Gameris ir šiandien mes lošiam žaidimą, kuris vadinasi Minecraft Pocket Edition 0.9.0 ir išėjo galutinė versija. Nu, dar aišku bugų yra, bet čia, žinau, dar tik 9.0, tai dar po to bus 9.1, 9.3, nežinau, nu, kokių ten skaičių prigalvos, tai va. Ir kokias 3 savaitės nekuriau video, nes buvau pas močiutę ilgam išvažiavęs ten ir negalėjau kurt, nes ten aš norėjau pailsėt, nenorėjau kurt ir neturėjau šiaip noro kurt, nes nežinau, kažkaip nesinorėjo man labai kurt. Ir to mes padarysim vieną dalyką, pasimažinsim, kad mažiau laikų. Tai va. Ir dabar mes grįžtam 5 epizode, kur buvo totalus pizdėts, tai ten aš nukritau, bet labai sunervinau, bet aš vis dėlto atsistačiau itemus, tai duom 4. Ten pažiūrėjau tą video, buvau surinkęs duom 4 šitą staką redstone ir lapis lazulio ir kaulo. Tai va. Dabar pastatysim turbūt keptis šlamštą šitą visą. Ir šiaip aš noriu pasidaryti sodą. Labai noriu pasidaryti sodą kažkokį tais ar kažką panašaus, nežinau. Šiaip būtų labai neblogai pasidaryti sodą. Ten, kad galima būtų augintis ten visokį šlamštą. Ir čestus po to sutvarkysim. Čia dabar aš lievai aš tos čestus pasidaręs. Bet whatever, kaip sako. Ir eisim dabar. Dabar pasidarysim kibirą. Taip, pasidarysim kibirą. Taip, bucket. Ir pasidarysim tą šūdą, kuris kažkaip tam vadinas. Va taip kažkaip ten daros. Ai, turiu cobblestone pakankamai. Aš tikiuosi nepasidariau. Blei. Nežinau, kokią vyvę aš pasidariau šitą šūdą, bet whatever. Ir mes gal garsus pasididinsim, nežinau, kažkaip man be garsų lievai lošta. Bet nesidarysim per daug. Oi. Fuck. Gerai. Ai, jau sutemo, ne, reikia pamiegot. Ne. Prašau. Not now. Bitch. Arba šiaip mes galim... Jo, šiaip man gerą idėją pakišo šitą visą finę. Nežinau, ar čia toks blokas tiks. Maždaug tiks, turėtų tikti. Jo. Ir... šių durų nepasidarau, blėt. Gerai, maždaug darysime kažką po žeme, gal kokius didžiulius tam dalykus. Aš nežinau, gal... Nu, man šiaip 2 užteks. Dabar pasidarysim... Ai, turiu pickaxe. Dabar šitą pasiemam šūdą. Pasidarom dar vieną šūdą, kuris craftinas. Easy peasy, trink per peasy. Kokia bybė, aš tos furnesus darau, mane užpisu. Sprašant. Nu, ir kas tau nepatinka? Gerai. Taip, pasidarom šitą šlamštą. Kodėl mane davė? The fuck? Ai, va. Lol. Gerai. Šiaip man to furnesų net nereikia. Gerai. Pasiemam šitą. Ir einam. Skiną po to užsidėsiu. Neužsidėjęs dabar. Ir... Šiaip reikėtų pasidaryti vieną dalyką.
Ne taip darau. Reikia dabar nueit ir pasidaryti dafiga vieno dalyko. Tada aš neturiu medžio. Aš negaliu miegot iki šiol. O galiu. Kažkur monstai toliau nuėjo nuo mano namo. Jau girdžiu garsus, kaip jie dega. Man tas garsas patinka. Gerai. Dar pasidarysim vieną dalyką. Va šitą vat. Ir eisim for the jungle. Jokau, ne for the jungle, o eisim pasikalt medžio. Ne, šitas medis man patinka, iš čia prie namų gražiai stovi. Gerai. Taip. Taip. Susikarsim biškį medžio. Ir šiaip aš ten noriu po žemę žiauriai daug visokių sandėlių daryti. Ir net čia šitas namas čia bus tik šiaip for fun taip. Ir iš namo pasigražinsim ir po to užeisim į namą. Atrodo, čia šūdas kažkoks mažiukas namas, o po to nusileisim ir ten bus didžiuliai dalykai visokiausi. Ten šiaip bus kietai. Ir jo. Bus žiauriai kietai. Nes dabar toks update'as galima daryti šitiek dafiga visokių dalykų. Ten traukinukus galėsim leisti. Dar šūdus visokius daryti. Šiaip zaibys. Daug galėsim padaryti. Dabar labai daug medžio prisikalam. Po to susodinsim atgal šitą medį. Ir aš jį bandžiau užsiinstaliuoti neseniai. Tokį vieną modą, kuris vadinasi Waypoints. Manau, visi žino šitokį point. Uždedi tokį šūdą, kur tu nori. Ir po to, jeigu nerandi, tai tiesiog tau rodo, kur tu pažymėjai. Tai pavyzdžiui, jeigu man reikėtų kažkur toliai, tai aš tiesiog tą šūdą pažymėčiau. Ir po to, jeigu būčiau labai toli, rašiau tą dalyką. Tai maždaug visiems labai, manau, visiems žinomas dalykas. Gerai. Taip, pravarom dar šitą medį, pažiūrim kiek turim, dar 5, dar mažai. Nes aš noriu dafiga obuolys. Gerai, dabar už šitą visą suvarom. Ten strėlė, pagal mano žinias. Maždaug jo, ten toks modas, ne taip kaip per kombą, bet ten tokia strėlė rodo ten viršuje. Ir į kurią pusę ta strėlė rodo, ten ir yra tas tavo waypointas tipo. Tai jo, tai čia va kaip padaryta. Geras žmogus sukūrė, bet aš negaliu įsinstaliuoti, nes man block launcheris kažkodėl susikrešina. O Pocket Tool neveikia. Nu tai va, ir čia 2 programos, su kuriom galima kažką daryti su modais, bet man kažkodėl jos neveikia. Tai hujovai. Bet gal ten atsinaujins kažkas dar panašiai. Po to man atsinaujins ir something like this, karočiai. Pagavot mintį, tikiuosi. Gerai. Pizdinam dabar namo. Turim PM9 metinių beveik štaką. Dabar darysim tokį dalyką, kuris yra su kopėčios. Gerai, maždaug turim daug prisistakinę. Tikiuosi, kad užteks. Ir dabar kopėtėlės. Kur kopėtėlės? What the fuck? What the fuck? Ai, nu iš pagaliukų darosi kopėčios. Daug pasidarysim daug. Nes ten 30 užteks. Taip, gerai, viskas.
Nafik mes 60 turim. Whatever. Never mind, gerai, užteks maždaug. Man išsikrauna planšetas. Bet pakrovėjas visada su manimi. Čia. Gerai. Tai šitą dar su šito reikia, ne? Man atrodo, su šito tik reikės gal. Gerai. Man atrodo, dabar su šito reikės daryti. Mes, manau, pakankamai giliai. Kad viskas būtų normaliai zaibys. Galėsim po žemę daryti plantacijas visokias. Oi, blėti. Gerai, whatever. Po to uždėsim. Nuimsim tai yra. Dabar man reikia kaulo. Kodėl aš taip daug mažai? Gerai, prisidarom torfų. Ir einam tenais. Kokia bybė. Gerai, čia reikės po to tvarkyti. Bet čia po to aš galėsiu nefilmuodamas čia sutvarkyti, nes čia easy peasy. Maždaug darysiu didžiulius tokius kambarius, kur galėsim daryti ten skrynės, didžiulius kambarėlius, gyvūnus auginsim, galbūt. Maždaug čia darysiu dafiga visko. Nes po žemę galima daryti daug ko, galima padaryti gražiai daug ko ir karočią galima daryti visko dahuja. Modų kokių įsirašysim. Ne, čia šiaip bus paprastas. Čia modų jokių nebus, nes čia single player be modų, jau pradėjau be modų, tai jau ir pabaigsiu be modų. Nemanau, kad čia pabaigsiu. Čia tik tais tobulėsim, darysim visokių daug dalykų. Ir čia galėsiu nefilmuodamas daryti, nes čia šiaip dafiga darbo. Ir žiūrėti, kaip aš čia kasu, nebus labai įdomu. Nu, maždaug jo, jūs supratot, pagavot mintį. Čia po to sutvarkysiu viską, lalala. The fuck you! Gerai, ateina naktis. Einam permiegot. Da, blėt, eikit jūs nakui savo mobais. Miegodok. Spauksiu, kol nenueisiu miegot. Blėt, kaip užpisa. No. Davai jau, leisk, aš užmušiu. Gerai, dabar bus demasija. Kur tie mobai? Mobai. Man užstrigo. Ai va, atstrigo. Gerai, kai šiaip man filmuoja, tai kartais būna lagina. Bibidėjau šaniučių mobai. Bibidėjau. Atsiprašot. Bet šiaip yra youtuberiai, kurie tokie prieš keiksmažodžius ar panašiai tenais, bet I'm not one of him. Ne, šiaip aš keikiuosi, man gerai. Ten kaip vėjavaikis tenais tokį keiksmažodį ten parašo kas nors ir jis iškart ten cenzūrą uždeda ir nervuojas dėl to, tai ten aš netoks ir galiu pasakyti laisvai kokį keiksmažodį ir man dėl to šiaip nelabai bus liūdna. Ne, aš tenais nenoriu. Aš chuinę visokią nesileidžiu.
galima bus daryti unlimited tuos kambarius visokius mes po žeme, o po žeme galima daryti dafiga visko ir kiek nori visko. Tik tai čia mes abavimas, tai čia atrodys, nu, keivai bus. Tik tai čia dabar viskas atrodo tiesiog kitaip. Nu, jūs mane supratot. Ką aš noriu jums pasakyti. Tai čia darysim kažkokį kambariuką, gal sodui. Or something like this. Gerai. Nenoriu aš jūsų tų keivą, ble. Plačiai ne keivas, aš čia pats prakasau. Lolo. Gerai, mes tiesiog darysim šitą šūdą. Ir pamiršime apie jį. Jo, čia nieko nebuvo. Niekada nebus. Jūs mane supratot. Ir mano pikeksas jau pasibaigė, tai nelabai gerai. Gerai. Ko iš man pisat protą? Duok uždaryti. Čia pristatom torčių, nes po to čia sponina visokie duhai. Kas nėra labai gerai. Ir darysim čia kažkokį remontą, nežinau, pažeminį rūsį kažkokį. Jau čia mes darysim daug ko galėsim daryti, labai daug ko. Aš net neįsivaizduoju, kaip jums paaiškinti, kiek čia galima bus daug visko padaryti. Nu, pažiūrėkit video, ten žmonės daug daro tokių chuinių. Ir gal aš galėsiu pamiegoti? Nichuja. Ačiū už supratimą, žaidime. Gerai. O šitą namą mes vizualiai iš išorės pagražinsim. Ten stogą normalų pastatysim, šiaip šokį šūdą padarysim ir ten viskas bus gražiai ir mūsų fignia išsikepia. Nejuokauju, ne fignia, čia geras dalykas. Bet mūsų visiems planam reikia dafiga resursų ir todėl mes juos kalsimės, ieškosime ir manau, bulvių, va, turiu vieną bulvę, tai reikėtų morkų, nes morka yra labai geras dalykas ir galima visą valgyti. Aš kiaušinuką turiu ir bus prikolas, jeigu tas kiaušinis suduš ir iš jo kas nors širdės, nifiga. Minecraft zapadlo, turi kiaušinį ir niekada iš jo nieks neiškrenta. Bet čia Minecraftas, ko jūs nori. Gerai. Nu, jūs karočiui supratot principą. Čia aš padarysiu plantacijas, kuriuose bus daržovės, bulvės ir gal... Ne, čia gyvūnų nedarysiu kol kas. Gyvūnams aš dar neturiu kol kas laiko. Bet jeigu mes kokį šuniuką surasim, tai aš būsiu laimingas. O kai jis mirs, aš būsiu labai nuliūdęs. Tai gerai, karočiui, jūs supratot, ką aš noriu šiandien čia padaryti. Blėti. Ne, viskas gerai, nežudykit mane. Aš for no reason numeriau taip. Fail dead. O, čia reikės pataisyti. Šitą šūdą reikės pataisyti. Ai, šiaip mes galim ir pataisyti maždaug. Čia mano šuo labai kvepuoja. Gerai. Maždaug mažesnis šansas, kad mes užsimušim. Ir panašiai. Kokia bybė čia prisistato, nafik. Kažkokia nesąmonė, blė. Kur vadai sudaužysiu, nahui. Ne, rimta užpisa kažkokia fignia, blė. Visą tai vieną pusę, blė, jie bit pasistato, what the fuck. Negalima šitaip nervinti manęs. Gerai. Gal galėsiu pamiegot?
video. Gerai, tai jūs mane supratot, manau, šiandien baigsiu video ir dabar vėl kursiu video. Aš tiesiog buvau pas močiutę ir negalėjau kurti, nes ten nebuvo intiko ir galimybių ir nenorėjau kurti. Tai spauskite like, komentuokite, dalinkitės ir prenumeruokite mano kanalą. Su jumis buvo Tauč Gameris, geros jums dienos ir viso kas geriausio ir žaiskite Minecraftą daugiau. Ir no lifeinkit kol vasara.